metalo laužas. Tai pastaruoju metu sulaukiu klausimų, kaip man pavyko pasiruošti praeitam maratonui. Iš esmės patirties yra tikrai nemažai. Plaukiu jau virš 10 metų, eina antras jau dešimtmetis, buvo plaukti ir profesionaliai. Apie 5-6 metus kažkas tokio. Dalyvauti tiek pasaulio čempionatuose, Baltijos, Europos, Lietuvos, pasiektas sporto meistro vardas, Lietuvos rekordas. Dalyvauti tikrai nemažai varžybų. Medalių bendrai buvo virš 200, bet dėl persikraustimų ir dėl visų kitų dalykų jų buvo išmėtyta ir pamesta. Lygiai taip pat ir su taurėm, bet dėl ko man tai metalo laužas, tai iš esmės tai yra tiesiog checklistas, kad tu kažkada kažką pasiekiai. Jisai nieko nereiškia. Taip, tai buvo pasiekti, kažkoks pasididžiavimas savimi, bet manau visa yra esmė pačioje kelionėje ir pačiam dalyvavime, patirtis surinktoje ir visas tas grožis, manau, būdavo procese. Aš medalius, kai pažiūriu, jie man jokių emocijų kaip ir nekelia, gal labiau sukelia prisiminimus ir primena tam tikras labai gražias akimirkas su draugais ar pačius pasiruošimus varžybom, ar tas pačias kelionės į varžybas. Ir čia buvo tikrai kur kas smagesnės emocijos nei, sakykime, gauti tą medalį. Ir tai, manau, reikia mėgautis labiau kelionę nei galutinių pasiektų taškų. Iš kelionės išsineši ženkliai daugiau.